Važiuojam į Varėną su dviračiais iš Vilniaus. Čia toks įdomesnis tiltukas per aplinkelį. Ką, išvažiavom jau iš miesto. O čia už užsienio slidinėjimo trasa taip atrodo. Paneriuose varinėjom va po tokius. Čia man daro nuotekų valymo įrenginiai kažkokie. Arba karosus augina. Lemba ten. Prasidėjo čia. Reikia tikėtis, kad išvažiuosim čia. Va. Atvarėm. Po vieną tik tai čia. Šiaip tvirtas. Jis toks išpuvęs. Fainai varom čia prie 40 totorių. Vėjas biškį pakilo. Gražios vietelės. Ežeriukai, pelkutės. Nu va, prasideda motokrosas. Oi, laikau kamerą rankui. Sargiai dilgelis. Šutas maždaug va toks. Stojam atsipūst ir erkės nusirinkti, kad čia tas spidometras rodo. Šiam pravažiavom, šiam liko. Kamelis tęsiasi. Patinka? Patinka. Daug šneki šiandien. Čia Merkio upė. Tarp tokių betoninių agregatų. Čia atvarėme tokį, čia nesuprasi, ar čia privati valda, ar kas čia yra. Geras čia. Ai, čia medžiotojų būrelio. Ai, oh my god, ten kablys, žiūrėk. Jo. Dar labai faina važiuoja per tos kaimelius ir languose dar yra Elenkenio žvaigždės. Kas nors gal atsimena dar, atvažiuoja iš Alanka vyras su raudonu paltu ir televizorių atveža. Kodėl tą televizorių atvežė? Paryžiaus B sektorius. Atvarėm į Valkininkus, va, dviračiai purviniai jau. Čia tipis pastatytas, sveiki. Dešinė. Čia Merkys ir Pamerkių kaimas. Čia visi pamerkia. Biški juda šitas agregatas. Ne, bet jau kitam krante. Čia galima bus segmentą sukurti. Radom čia tokį važiavimą. Kažkokį tai. Čia jau netoli Varėnos. Geras. Geležinkelis buvo viršuje, ne? Jo, mes kai važiavom, aš taip ir galvojau, kad čia geležinkelis, nes toks pylimas miške. Ką pasiekėm Varėną, aš biškį jau bonkinu, vageliuką sugeriau, tai biškį atsigavau. Pačilinsim čia po Varėną, gal pasivažinėsim, pažiūrėsim. Reikia dar dasukti, kad būtų lygiai 100. Gėda uploadinti Stravą. Nu ką, vyksta prisukimas. Reikia dar iki 100, ne? Reikia. Mood. Nu ką, baigėsi kelionė, įsėdami traukinį, važiavam namo.